O dieve, o dievai, o dievai. O, kiek pinigų matau. Mes ne BMW šrotas, kad iš Zapaskų turi rinkti. Kiek susidomėjimo ratais. Sveiki, chebryte. Tai turbūt paklausit, kas čia per bardakas. Tai čia viskas taip atrodo, kai Rimukas dirba. Serviso neturim, tai Rimukas užima visą serviso plotą savo bardakais. Tai va, o jum dėkui labai, kad esat su mumis, kad mus sekat, stebit ir palaikot. Didžiulis jums dėkui, būtinai pakomentuokit video, būtinai palaikinkit. Jeigu kažkodėl dar nesekat, būtinai mus pasekit, o mes einam pasižiūrėsim, kaipgi mums sekasi ardyti toliau. Nu, chebryte, išardėm XC90, 2007 metų, 2.4 dizelis, 136 kW. Kol kas dar dalių yra, tai greičiau skambinkit, rašykit, parduotas variklis, galinis reduktorius, visa kita lygiai ir yra. Dėžė ideali, jos visiems reikia, tai paskubėkit. Galvoju, kadangi visi klausinėja, kas čia per barbišką Vespą, tai gal pats laikas papasakot, koks čia yra barbiškas variklis, kaip ir chuligankiai irgi labai barbiškas variklis. Tai čia yra senas variklis, kuris Rimukui nebepatinka. Čia buvo 210 kubikų vadinamų, o čia dabar yra 200 stokinių kubikų. Senasis buvo aušinamas oru, šitas aušinamas skysčiu.
Tai vat nežinau, ką čia Rimukas parodys, aš jau su senu varikliu su juo nebevažinėdavau. Tai nežinau, kas čia bus ir iš tikrųjų nežinau, ar noriu žinoti. Iš tikrųjų, kai važinėdavom, dar jinai buvo ne rožinė, buvo violetinė prieš tai. Tai būdavo žiauriai nejauku ir nežinodavau, kaip apsirengti, nes, kaip ir vasarą su motoroleriu važiuoja, tai logiška su šortais maikutė, bet kaip jinai važiuoja, tai reikėtų rengtis visą tą su apsaugom odinę aprangą, tik tai ant Vespos biškinė kažką atrodo, tokia apranga. Nice. Man tai kaip tik gerai atrodo, pavyzdžiui. Jo. Aš šiek tiek papasakosiu. Iš tikro, čia buvo 125 originalus Vespos variklis, 4-taktis. Aš jam pakeičiau malos į cilindrą, ten šiek tiek apdirbtas jis yra ir man jo neužteko, nes man trūko žemų. Aš kadangi mėgstu ir pakelt ant vieno rato, tai man tiesiog trūko pachvato. Dėl to priimtas sprendimas 200 kubų iš Gileros Runnerio vandenį užšinamo variklio, jis yra gal net ir patikimesnis, pažiūrėsim. O jeigu man tenais neužteks, ten jau yra šiek tiek daugiau kelio tuningui. Man tai svarbiausia, kad spalva žiauriai yra. To ir užtenka. Tai komentatoriai, pakomentuokit, man šiek tiek yra klausimų dėl ratlankių spalvos. Ar dera? Aš manau dera. Pats tas. Paklausom komentatorių. Nebent gal kokią, net nežinau, iš tikrųjų man taip labai gerai atrodo. Tai jeigu čia taip išduodam visas paslaptis, gal ir apie chuligankę papasakot laikas. Ką būtent? Kas ten po kapotu yra, kur nieks nieko nežino. Ar dar ne? Ar paliksim kitam kartui? Nežinau, galim pasakyti tik tais, kad... Kad važiuoja ne kaip vien šeši. Dudžiai lietuviškas tenai, tik kad dizelinis. Tai važiuoja jinai gerai, nežinau, gal kas esat mūsų matę mieste, stengiamės važiuoti tvarkingai, bet iš tikrųjų su ją net sunku važiuoti tvarkingai. Sankaba labai sunkiai, ten keramika stovi, tai yra reikalų, jeigu tvarkingai važiuoti, ypač kamštį, tai būna reikalų. Tai ir kamštį, ir aš atsimenu pirmą kartą, kai ją vairavau, tiesiog norėjau aplenkti automobilį. Tiesiog truputį paspaudžiau gazo, man kaip užnešė šikną, truputį išsigandau kaip Audi fanė ir nepratus prie šitų reikalų, bet pajaučiau tą dalyką, kad kur vos paspaudi, tiesiog net nenorėdamas nieko blogo, nori aplenkti automobilį, ten nežinau, gal 60 km/h greičiu, jeigu nemažiau važiavau. O jinai kaip žvėriukas veikia. Tik pataisysiu, ne automobilį, autobusą norėjai aplenkti. O gal autobusą, neatsimenu, aš ten turbūt, kai išsigandau, tai jau nebemačiau nei to autobuso, nei ten ką aš lenkiu. Žodžiu, jo, jinai tikrai smagi, graži ir kaip visada svarbiausia, graži spalva. O mes turbūt einam tada tolyn į savo šrotinį gyvenimą. Dabar pastaruoju metu priardėm Volvų, kad ir kaip nelabai aš jų mėgstu, bet taip gavosi, išardėm S60 senutę, V70 irgi ne jauna, bet truputį jaunesnė, 28 metų ir dabar XC90 senutė irgi paskutinė buvo, 27 metų, 2.4 dizelį, 136 kW standartinė. Tai nežinau, turbūt einam, gal pasižiūrim, kokį bardaką ardytojas paliko, nes... Einam, greičiausiai bus dar klausimų dėl šitos mašinos. Jinai taipogi yra mūsų nemažoje šeimoje. Čia dabar Deimos ir Sandros. Jo, tai apie ją tada papasakosim. Jeigu bus įdomu, dedam komentarus ir tada bus kitai serijai informacijos apie ją. Komentuokit, ar įdomu. Jeigu įdomu, papasakosim jos istoriją, kaip jinai atsidūrė mūsų mažoji dideliai šeimoje ir ką jinai dabar veikia ir kokia jinai yra. O aš galvoju, einam, čia įvyko toks akibrokštas, man ardytojas pasakė, viskas sutvarkiau, viską gražu, varau namo. Aš sakau, gerai, ačiū, šaunuolis. Ir šiandien visi pikti, nes ten bardakas. Tai einam pasižiūrėsim.
Ai, taigi sutvarkė. Na, pažiūrėsim, kaip sutvarkė. Tufai. Tai vat pasirodo, chebrytė viską sutvarkė, kad neišduot, nežinau kaip čia gražiai pasakyti, prieš mane kolegos. Tai viskas čia sutvarkyta. Plius minus. Ir čia yra kažkokie likučiai. O, kiek pinigų matau. O, aš galvoju, kur visi mūsų laidai. Man atrodo, greitai kviesime Koterą jau. Turbūt prisirinko visko. Laukiam ATC, kol išveš pavojingas atliekas, nes irgi belė kiek visko, bet kaip suprantu, labai jie darbais užsikrovė, tai tenka palaukti. Tai žodžiu, viskas čia pas mus tvarkinga. Turiu, o nenorit jūs dabar pirmuko išardyti, man biškį dalių nuo jo reikėtų? Nelabai noriu, nes yra ardyt, kas labiau pinigingiau, daugiau pinigų, bet šiaip galim nueit pažiūrėti pirmuką. Čia iš tikrųjų iš mūsų draugo nupirkau. Nelabai jis man reikalingas, nežinau, kad čia parduoti, jaučiu bus čyrikų karalius. Viskas po 10 eurų, variklio defektas. Aš iš tikrųjų net dar jo nemačiusi štai parti, pirmą kartą parti priejau. Vairas yra. Ai. Kompas valiojas variklio. Rimuk, paskolink telefoną, pažiūrėsiu, kiek variklio kompas kainuoja. Gal kokių 10 eurų? Manai 10 kainuos? Nežinau. Eik tu sau. 19 eurų, o Lietuvoje pigiausias 23. Tai žiūrėk, jau beveik atmušiau kainą. Jo, iš tikrųjų nupirkau pigiai. Tai gal kažką ir su... O Dieve. Neiškris. O dievai. Matosi, kad mechaniko automobilis buvo, ne? Tai va, variklio nėra. Aš iš tikrųjų net neatsimenu, kas ten tam varikliui, kažką gal parduosim nuo jo. Bet nežinau, šiaip, jeigu tau Rimuk reikia dalių, tai ateini kaip Amerikoje, nusijami ir turi, nes nelabai noriu aš jo dabar ardyti, nes noriu normalesnių paardyti, labiau motyvuojančių. Tai žodžiu, išardėm dabar 3 Volvas, įrodymų net nebeliko, kebulų nėra, nieko nėra. Tai einam gal prie Deimos, prisikabinsim, pasižiūrėsim, jinai tam prisikrovus dalių. Gal porą kainų pasižiūrėsim, kiek kas šiais laikais kainuoja. Ir tiesa, nu XC90 variklį jau pardavėm, dar dėžė yra. Nežinau, ar jinai bus, kai video bus išleistas, nes dėžė yra deficitinė, bet jeigu dar jinai, kai matot, yra, tai kaina jo 700 eurų, bei keideliai turim video, viską, bet jinai visiems labai reikalinga, tai greičiausiai jos jau nebėra. Kaip ir variklio. O Deima kaip jausdama pabėgo. Einam ieškoti. Pasižiūrim, ką čia turim, kol Deima ateis. Čia, aišku, dar net nesužymėta, bet jaučiu XC90. Kitų jinai viską sukėlus. Va, galim pažiūrėti kompą. Palyginsim su pirmuku. Šitas kainuos kokį 10 eurų, tai tikrai. Pirmuko bus brangesnis. Nu va, sakiau. Prašom. O, gal kažką įdomesnė, bet čia nieko įdomus, aš nematau. Va, pavyzdžiui, užvedimo spynelė. Pasižiūrėsim, kiek kainuoja XC90 pagal raktą jau matau. Ateina tau malkų duot, kad čia lendi, kur tau nereikia. O ne. Pagal vaizdą, kurį matau, matyt, Deima kažko neranda, yra baisiai pikta, pasikvietė Giedrių, dabar Giedrius gaus velnių. Ai, ratus apžiūrinėja. O nuo ko čia ratai kaip BMW? Nuo Taurego. Parodyk, kokie gražūs ratai. Tai čia BMW ratai. Čia 18 ar 17?
Tai čia jo, čia tie, taip, Ir įkelti kaip tauregas. Ir man atrodo, mes šitą klausimą buvom iškėlę prieš kokius 2 metus, metus kaip minimum. Ir tas klausimas užsimiršo ir tie ratai vis dar neaišku kur, kaip, kieno ir ką, bet žodžiu, reikia parduoti. čia BMW ratai, žinokit. Čia X, taip, bet šiandien 18, čia yra iš Zapaskį surinktos, man atrodo, šitie 4 ratai, nes originalų. Tai va, Tai va, turim ratus, neaišku kokius ir nuo ko ir... 100. Mes dabar viską filmuojam. Giedrius sužinojo, kad filmuojasi. Užrašyk ką nors, kad čia ne taurego. Bet žodžiu, reikia išsiaiškinti, kas čia paratai ir kažkaip parduoti. Ne, jie galėjo būtent taurego, nes tauregas tai 520. Tai čia tik centrinė reikia žiūrėti. O šitie nebuvo ratai ant mūsų te 5. Tai jas nefilmuoju. Atsibodo jau tie su tais savo ratais, tai žodžiu, šitą spinelę visai neblogai kainuoja. 4 eurus. Man reikia biškį telefoną arba kad tu pašviestum. Giedriu, atsargiai gali padėti man nuleisti? Bandau išsiaiškinti. Čia šūdina situacija. Čia va tai va būna, kai direktorius sugalvoja pardavinėti ratus socialiniuose tinkluose, pradedam aiškintis, kas per ratai ir nieks nežino, iš kur tie ratai ir kodėl jie ir kas yra. Kodėl jie apvalūs? Kodėl jie apvalūs, bet gerai, kad apvalūs, ne kvadratiniai. Vis pliusas. Kas ten parašyta? Parašyta not original equipment. Kažkaip ir... Nežinau. Ir čia nėra parašyta, vien visų ratų būna parašyta, tarp 3 sklių nėra. Bet tai čia, BMW grinai, bet man tai nesueina, galai čia. O nebus nuo to juodo X-o? Ne. O čia nebuvo tie, kur mes ant savo T5 buvom uždėję? Ne. Tikrai ne? Tikrai ne. Taip, nes pas mane X5, karočią, originalus ratai 19, tokie pat, o 18 eina toks pats Zapaskės. Bet mes vis tiek turėjom nuo kažko nuimti, mes ne BMW šrotas, kad iš Zapaskių pririnkti. Tas, kur buvo tavo ištaškytas toks. Ne, yra 3 ratai nuo jo. Čia, žinai, aš tau... Nes vienas ištaškytas. Nes čia parašyta ruda spalva, taip, tai čia bus ant to kromuoto. Taip, ant to šlikštaus. Taip, pažiūrėk, Čia yra turėlis. Kaip jūs vadinat mūsų donorus? Ant labai gražaus, nešlikštaus. Ne, aš kaip sakiau. o galit foto įjungti to rūdo taurego? Tai jisai ir bus. Pažiūrėkite, tiesiog ratas. Bet man nesueina galai, kad... Tai žodžiu, spinelė 4 eurai. Deima, dabar X9 kelyje, ne? Ar patinka tau? Paimsim iš rimuko mikrofoną. Ne, aš tik dėl vaizdo čia likti. Davai. Bet bairis, gerai, tai tarkim, Deimantė nenusiteiku šiandien. šito netrinam, tai čia parašyta ratlangių duomenys 5 po 108. Čia iš viso neegzistuoja. Nu kas čia parašyta, tai čia žinai. Jo, Pats parašy nesąmonę. Yra kitas bairis, kad 5 po 120 irgi raško, to jeigu niekada nebuvo. Ten žinoma. Ir tipo, aš galėčiau realiai, pagal mane, visų to rego eina 5 po 130 ir jeigu aš sumeluosiu, tai Ir tau. O įmanoma tas skylės kažkaip išmatuoti? Tai vada aš neįsivaizduoju. Nu gerai, žodžiu, Šiaip matuoklis. šiaip mums reikia kažką su šitais ratais sugalvoti. Parduoti. Kaip? Bet reikia skylę, Kažkaip. nuo skylės iki skylės, išmatuoti. Ir man atrodo, čia bus šitie milimetrai 120, 108 Taigi sakau, su to, kur matuoji. Svantmačiu. Tai čia ir galime išmatuoti. Davai, pamėginsim tai atnešti. Dabar? Čia vyksta CSI. Čia yra absoliutus. Tai man tink savo spyną. Kiek susidomėjimo ratais? Rimuk tik nešnekėk. O riaugėt galiu? Ne. Šį kartą dalimis turim B70 2007 metų su labai keistu man nežinomu varikliu, tai yra 2 litrai benzinas, 107 kW, mechaninė, nežinau, ką čia dar apie ją papasakot, kas čia gero yra, šiaip visai jinai nebloga, graži, o salonas irgi, sakyčiau, pusę velnio šviesus. Šeimininkas sakė, yra katalizatorius, tai labai tikiuosi, kad tai yra tiesa. Netgi yra bagažinės uždangalas, jeigu aš neklystu tą. Palangė. Štorkė? Ar kai štorkė? Jo, bagažinė štorkė. Žodžiu, šita mašina yra jackpotas, nupirkta už gerą kainą ir manau tikrai labai gerai jinai mums eis.
Čia visai Miamis tęsiasi. Kokie gražūs ratai. Pirkit kas nors. Šūdų krūva iš tikrųjų. Šalių krūva. O nuo ko šitie ratai? Na, Audi. Matau Audi, bet kokios čia. Ai, 8. Taip, čia 8. Šitie visai nieko. Ir Pabalnoti. Ir čia tokie patys tik. Aha. Centra. Q7. Kas nori šitų ratų gražus labai? Nu tai va, vyksta pas mus detektyvas. Daima, pakomentuok ką nors. Nieko. Kas įvyko? Nieko gero. Kas įvyko? Kas seka? Kas sako? Nu, bet ir kaip dirbti? Žodžiu, esmė tame, kad ratai buvo nuo Taurėgo. Bet jie nėra nuo Taurėgo. Nu. Jie gal ir yra Nuo antro Taurėgo. golfo. O gal žmogus supirkęs Taurėgą užsakinės specialiai šitos ratus. Čia gal individualus ratai. Čia Hofelė, nėra? Gal. Gal. Kaip sužinot, kas čia paratai? Paklauskit savo Gemini'o to. Žinot, kaip reikia, Ko ten? ką daryti. Žinot, išklausinėjau. Reikia, kad Paklausti sekėjų, Ne, jie viską žino. Reikia, kad autospilą, reikėtų, kad autospilą jos numontuotų, uždėtų dūdų 5, tram 5 ir duotų man ant pirmukų uždėti, pažiūrėti ar tinka. Ne. Sakė pas Giedrų vien problemos. Man atrodo, Giedrus turės didelę problemą. Suslankmačiu. Kaip mes galim parduoti, jeigu vien problemos? Esmė yra kame? Kad reikia kažkaip sužinoti tauragę, o šitą tauragę ir šitą tauragę. Ar čia 5 po 102 ar 5 po 103. Čia yra milimetrų klausimas. Nu tai kaip sužinoti? Pagal katalogą šitie ratai yra 5 po 130. Tada negali būti, kad ant vieno taurėgo mes dėjom 130, o kito 120. Kodėl? Kaip? Čia, žinai, Nežinau. koks viskas sekas, jaučiu, kad kūrė mašiną ar blogai mašiną sukurta ir viskas. Dėl to ir prisidėjau prie tos mašinos. Ne, Bet ant fotkės viskas gi gerai, ratai jinai ant šitie. Taurėgo priskirta, Bet taurėgo nėra čia skirta. neordinuota. Taip? Na. Tai Tai nėra su ką? tais kiniečiais. Aš tai Žinot, sakyčiau, kaip mes išspręsime problemą? Išmestumėm tiesiog. galim juos. parduoti kažkam ratus, kaip 5 po 130. Dabar yra BMW yra dabar nuimti ratai, galima pamėginti juos užsukti, ar jie tilps ar netilps. Nes jeigu čia 130, tai jie netilps, neužsisuks, Nu, užsisuks 4 varžtai iš 5. Taip. Bet aš to neužsiminėsiu. Nes kaip visada visi tinginiai. Tai nevažinėsiu ir su jais. Žodžiu, gerai, vėl mus nutraukė, einam ko nors. Tai va, šroto gyvenimas. Yra ratai, neaišku nuo ko. Ir tai būna ne tik su ratais. Kolegos šrotininkai, pakomentuokite, ar pas jūs būna tokių visokių nutikimų. Žodžiu, aš čia nieko brangaus nematau. Pasižiūrim. Gali dar paskolinti telefoną? CD changeris. Kokių bus 30 euriukų. Nu kaip aš atspėjau, 30 euriukų. Dima, čia taip viską gražiai sudėjus, kad net nebėra ką pažiūrėti. Čia bumperiai valiojas. Priekinis gal neblogas, gal kažką parduosim, galinis va. Išlūžė viskas, į galą gavęs. Kiek zapaskė kainuoja, pažiūrėk? Jaučiu kokį pėmiau, ne, iš tai išpūvus baisim, kokių 30 gal bus. Gal juodą balionėlį nupirkti? Rimukas pas mus mėgsta užsiimti kebuliniais darbais iš balionėlio. Beje, apie kebulinius darbus, tai va tai nam Palauk parodysim. sekundę, čia yra vieta reklamai, senukai, prašau, susisiekit su manim. Ypač dažų skyrius. Taigi turim draugų nesenukų, vat kaip tik ir norėjau parodyti. Turim labai įdomią situaciją su kolegos Škoda, kuri yra
Kaip čia papasakot? Nice. Įdėsiu nuotraukų, nes sunku papasakot. Paveikta orų lietuviškų. Ja, paveikta orų ir mūsų draugai Firanto dažai atsiuntė dovanėlę, kurios pagalba mes su Deima ir Sandra bandysim suremontuoti kolegos automobilį. Tai yra atliksim jam kėbulinius darbus. Neįsivaizduoju, kaip tai atrodys, nežinau, kada tai bus, nes mes niekaip negalim tam pasiryžti, bet tuoj parodysiu, papasakosiu, ką čia turim. O, va, kaip viskas vyksta. Kas čia dabar slyvas valgo? Tai perinkinėjom. Taip? Kieme pas mus priaugo slyvų. Dirba visi ir šunys, ir vaikai. Visi įdarbinti vasaros laikotarpis. Tufų tik neduokit, nes labai gazuoja naktinis po to. Tai va, o čia parodysiu. Gavom daug visokių priemonių. Visokie švitrekai, izoliacijos. Aš iš tikrųjų net nežinau, ką čia reikės daryti su jais. Dar turim instrukciją gauti, įrankius reikalingus, šepetėliai visokie, glaistas. Tai kaip ir Mystery Box'as skaitos, ne? Jo. Čia visokie švitriniai, lakas, dažai, rūdžių surišėjas, gruntas, lakas, slenkščių danga ir čia kažkoks mažytis organiškas peroksidas Type E. Net neįsivaizduoju, kas tai yra. Tai žodžiu, turėsim čia reikaliukų, čia dar mini rinkinukas, tokius jie parduoda labai fainus. Čia tokiom smulkiom kėbulo korekcijom. Aš atsiminiau, palauk sekundę, aš irgi turiu. O, aš irgi gavau dovanėlių. Tai va, nežinau kada, bet kažkada bus serija, kai jaučiu mes čia savaitę, dvi, nežinau kiek laiko su panom visą tai darysim. Žodžiu, direktorė nusprendė uždaryti servisą, atidaryti maliarką. Ne, aš iš tikrųjų, man patinka išmokti naujų dalykų. Ir mechanikos šiek tiek, ir va, kėbulo darbų. Tai jeigu man kažkas kažką pasiūlo paveikti įdomaus, tai kodėlgi nepabandyti. Čia irgi va šalia turim rinkinuką, užmačiau. Kaip tik šiandien draugui bandysim draugo merginos automobilį suremontuoti. Pirmuką su ūžiančia mechaninė pavarų dėžė. Tai turim Hado priedą pavarų dėžiai ir turim dėžės alyvos. Tai vat kiek čia tų valandų? Vėluoja 10 minučių. Jau turėjo atvažiuoti, atvažiuos mūsų draugas. Ir išbandysim šitą dalykėlį. Kolega yra bandęs, sakė, padėjo, bet aš noriu išbandyti savo rankom, akim ir viskuom. Tai va, čia žodžiu jau nukrypau, žodžiu užsiminėjom visokiais dalykėliais. Ir ką? Einam gal tada pasižiūrėsim, kadangi Deima taip viską greit kelia, pasižiūrėsim, ką jinai ten įkėlė ir kokiom kainom pardavinėsim viską. Ir jaučiu pasižiūrim B7, nes ten viskas jau sukelta, mano pačios kainos padarytos ir mano akimis ten visai neblogas jackpotas gaunasi, tai einam pasižiūrėsim, kas ten pas mūsų kainom. Nu tai susirandu V7 gal, nes jinai paskutinė, jau turbūt viskas įkelta nuo jos yra ir visos kainos padarytos, kaip mes vadinam. Aš galiu pasakyti, kad jau pusę sumos jos kainos surinkom. Pasižiūrim gal kas parduota yra. 11 dalių jau parduota. Kas čia brangaus buvo? Žibintai priekiniai po 130 euriukų parduoti.
O visa kita smulkmenėlėms, sparnas. Vienas parduotas 70, o visa kita 10, 15, 20. Ir visai čia neblogai jinai renka. Tai pasižiūrim tada, kas dar yra likę brangaus nuo jos. 107 dalis, tačiau ir visokių per daug čia prikelta. Pagal kiekį tai ir visokių papigiai. Lūbos 8-5 eurai. Kas čia dar gero, kas čia. Variklio instaliacija 200 eurų. Vairo stiprintuvas siurblys 100 euriukų. Kondiškės radiatorius 70, tuoj vėl mus kosmonautais vadins. Žinai, kas yra žiauriai juokinga? Į kosmonautų temą dabar kaip tik paleidau seriją naujų video, kur parduodu ratus. Kiekvieną ratlankių komplektą atskirai. Ir, ten tikrai yra normalios rinkos kainos. Ir tie video žiauriai gerai sueina, nes heiteriai pradeda heitinti. Ir realiai visi ratai yra parduodami, maksimum iki valandos laiko užtrunka, kol kažkas rezervuoja. Ir paskui dar 3 paras heiteriai komentuoja, jūs čia kosmonautai, šūdą parduodat, nenormaliom kainom, išmeskite šiukšlyną. Ir tas man labai juokinga ir patinka, aš specialiai palieku tos video, nes ratai jau senai parduoti, o ten visi laido riteriai, fainuoliai komentuoja, kokie mes kosmonautai, patys būdami kosmonautais. Tai tie žmonės, žodžiu, keistuoliai. Tai aš nežinau, gal tiesiog jie dėl kokios priežasties, gal kad neturi pinigų, dėl to taip rašinėja, bet žinot, kaip sako, nešnekėkit, kad brangu, nes tada prisikviečiat savo tą ubago mąstymą. Reikia sakyti, oi, kaip viskas pigu ir pirkt. Jokavo, aišku, nenorit, nepirkit. Kiekvienai prekiai yra savas klientas. Taip, kas čia dar, bet čia viskas papigiai iš tikrųjų. Šitoj V7, spina galinio dangčio 70 euriukų, tai čia pas mus reiškia pagal kodą vidutinę, nes tenai būna spinos nuo 30 iki 200 eurų pagal kodą, tai pas mus čia tokia ne kažką. Taip, galinės durys matau 100, priekinės PEM, sparnas dar vienas likęs 70. O kėbulas ten visai neblogas buvo. Taip, kas čia dar? Rankinio stabdžio valdymo blokas 75 euriukai. Galinio vaizdo veidrodis 30. Kažkoks labai čia prabangus. Jis susijęs, man atrodo, su immobilizeriu, jeigu aš neklystu. Gali būti. Todėl ir kaina tokia. Variklio kompas 40 geras, ne 10. Nes čia benzas pas mus pagrindė visi dizeliai ir šita pirma V7 pas mus buvo benzas 2 litrai 103 kW. Čia jeigu neklystu, pordinis variklis yra. Tai labai nustebau. Variklio kaina apie 800 yra. Tai aš manau irgi visai greit jį parduosim, nes iš kur mes parsivarėm? Iš Marijampolės gal, jeigu neklystu. Ir esmė yra, kad mechaninė dėžė 5 bėgių. Kiek jinai kainuoja? Jinai nieko nekainuoja, bet esmė, kai variklis važiuoja bele kokiom apkrovom, kiek tu ten važiavai? Prie 100 km per valandą greičių buvo kažkur 3000 apsukų. Tai va, tai aš manau, kai tokiom apsukom važinėjo, o dar ta V7 sveria nemažai, tai manau varikliai tikrai pareina. Iš tikrųjų nežinau, neįsižeiskite, jeigu kažkas turi tokį automobilį, bet neįsivaizduoju, kaip tokį nusipirkti normaliam naudojimui, nes jinai sunki, nevažiuoja, ryja, žodžiu, kažkokia nesusipratimas, ne automobilis. Tai taip biški prasižiūrėjom, čia jo, viskas po 20 irgi 15 eurų, nieko brangaus, bet kadangi jinai pati labai pigi buvo, tai manau, čia viskas su ją bus gerai. Ir dabar mes turim dar vieną Volvo eilėj. Tai einam ir mums gal parodysiu. Isn't that amazing? Tūpas būtinai su mumis. Oi, ten tą su offroadiniam padangom. XC6024, 129 kW, mechaninė, kiek pamenu. Jo, mechaninė. Salonas žiauriai gražus.
Labai gražus. Nu, bent stogas gražus. Kaip čia anglas sugalvojo tokias padangas užsidėti? Ir žiūrėk, ratai nenubalnoti, dėl padangų matyti. Tai va, nors kartą bent ratus turėsim, o į žolę reikia jau nusipjauti. Man atrodo, dar sakėt, bagažiniai tokia pat viena padanga guli, dėl viso ko. Bagažinės liftas, jeigu ką neveikia, nes žinau, klausinėja žmonės. Jau tikrinau, amortikai paprasti bagažinės. Ai, žiūrėk, veikia, laikos, bet amortikai paprasti, nieko gero. Iš vis tokia ne kažką, iš tikrųjų, štorkės nėra, zapaskės nėra, irgi žiūrėjau. Kas čia? Ai, čia kažkokie suportai. Stabdžių sistema. Tai va, nežinau, nu ką. Kažką parduosim, variklį tikrai parduosim, reikalingas dalykas. Žinau, kad klausinėsit papildomos topo, nes deficitas, tai irgi ne kažką jisai, čia 3 gal ledai nedega, jau tikrinau. Nu tai žodžiu, tai va tokia va ir dar va turim Tauregą. Tai nežinau, turbūt nuo Volvos pradėsim. Tauregas 2.5 dizelis, bamperis parduotas ir žibintai parduoti jau, kaip matot. Toksai kėbulas pagyvenęs. Daugiau nežinau ką, variklį parduosim, dėžė nieko nekainuoja. Kėbulą po truputį išbarstysim, kažkas aplink variklį. Ratai ne kažką. Nu kaip ne kažką, čia skonio reikalas. Nu jo, gal skonio reikalas, man tokie nepatinka. Gal turim žiūrovų gangsterių iš Amerikos, nežinau, tamsiaodžių, tai gal jiem patiks. Nu, aišku, jeigu nusidažyti violetiniai, gal ir nieko būtų tokie. Aš turiu lygą, man norisi dažyti visus ratus. Kaip Rimukui automobilius iš balionėlio dažyti norisi, taip man ratus. Tik reikia jam dar spiruoklės. Tik spiruoklės, ratus violetinius ir pats tas, ne? Taip. Tai va, tai nežinau, žiūrėsim. Jaučiu, pradėsim dabar nuo Volvos. Pirmuko aš nenoriu, po Volvos imsim Tauregą, tada pirmuką, tada dar derinam dabar dar vieną V7, ten geras variantas iškrito. Ir kaip visada, turbūt netikėtai vėl visokių priardysim naujų, nes dabar tik naujas ardom. Turim va konteinerių heiteriams, jeigu norit, prisijunkit. Tiesa, labai noriu pasidalinti. Klydau ties vienu dalyku labai smarkiai, ties BMW vairuotojais. Aš sakiau, niekada neardysiu BMW dar ir dėl tos priežasties, kad nenorėjau bendrauti su BMW vairuotojais, bet kai išardėm Batmaną, su daugeliu pirkėjų aš pati asmeniškai bendravau ir nu jūs tikrai faini. Neišgirdau dar kartelį. Viskas su jumis gerai. Ačiū. Ir galimai tikrai ardysim daugiau BMW. Ta pirmuką iš tikrųjų paėmiau tiesiog netyčia, ne dėl to, kad norėčiau ardyti BMW, bet turbūt norėsiu pabandyti kokį gal ir X naujesnį, dar kažką, tai BMW vairuotojai jūs reabilitavotės. Tai arba tu reabilitavais prie jų. Nu, aš gal prisitaikiau, gyvenimas privertė. Tai chebryte, dėkui jum labai už palaikymą. Jeigu turit man kažkokių klausimų, pasiūlymų, norit pasiūlyti automobilių, norit nusipirkti dalių, palieku savo Instagramą, galit visada rašyti į jį, galit pasekti jį, jeigu norit matyti mūsų ne kartai 2 savaitės, o mūsų kasdieninius nuotykius, daugiau įvairių video. O šį kartą aš su jumis atsisveikinu. Tikrai labai jūsų pasilgstu, kai matomės tik tai kartai 2 savaitės, bet nepykit, tiesiog neturim fiziškai laiko prifilmuoti daugiau, kai planavom nuo pradžių, planavom kas savaitę, bet tai yra pakankamai sudėtinga. Tai dar kartelį, jeigu dar nepalaikinot video, būtinai palaikinkit, pakomentuokit, kokio turinio daugiau norėtumėt, būtinai pasekit, jeigu dar nesekat ir iki.